Taigi sveiki atvykę į naują pamoką ir šios dienos pamoka yra labai paprasta. Nustokit tarti vieną specifinę raidę ir vienoje specifiniai situacijai. Rodau pavyzdį. Šis žodelis, ar ne? Šis žodelis ir visos jo formos, ar ne? Kokį mes čia dar turim žodį? Šitas žodelis. Tai mes turime žodžius. Dažnai žmonės nori sakyti kny, knau, kniu, knaun, knok, ar ne? Bet iš esmės tai yra ny, ką visiškai netariam. Ny, tai yra kelis ar kelėnas, net dabar net nežinau, kaip teisingai tai tarti. Dabar know, knew, known. Tai yra trys formos žodžio žinoti. Žinoti, ar ne? Dabar knock, knock, tai yra belsti, belsti arba pabelsti. Okay, knock. Tada mes turime labai dažną žodį, kurį taria žmonės knife, bet tai yra knife. Tiesiog knife ir tai yra peilis. Ne, knife. Tada mes turime knight, knight. Galbūt karys netgi tiesiog galėtų būti, bet kalba eina apie senovę, ar ne, karys. Karys arba riteris. Riteris labiau galbūt būtų, ar ne? Knight. Tada mes turime knit. Knit, tai yra megzti, siūti. Siūti galbūt, ar ne? Arba tiesiog nerti gali būti irgi. Nerti arba megzti. Okay? Nerti, megzti. Tada mes turime knob. Knob. Ir knob tai daugiau tokia būtų kaip rankena, arba suktukas, aš net galim įvesti, pamėginti Google, parašyti, mes turime knob žodelį. Na, tai yra iš esmės bet kokia tokia durų rankena ar kažkoks va toksai suktukas galbūt gali būti, ar ne, bet kažkokia tokia rankenėlė. Visa tai yra knob anglų kalboje. Tada mes turime knot, ne knot, bet knot, tai yra mazgas arba kažkoks susisukimas, mazgelis toks, ar ne? Ir turime neck. Tai čia yra toks įdomus žodis, tai yra toks labai geras sugebėjimas. Tai pavyzdžiui, he has a knack for languages. Ar ne? Tai reiškia, jisai turi tokį specifinį įgūdį kalboms, moka gerai naudoti tas kalbas, išmokti kalbas, ar ne? Na ir turim dar vieną knuckle. Yra ir daugiau žodžių. Knuckle, ne knuckle, ne knuckle, ar ne? Ne knuckle, o knuckle. Kai priekį neturiu, knuckle. Tai yra, kumštis. Kumštis yra knuckle. Na, gali būti ir krumpliai, bet taip kumštis krumpliai, toks bendras žodis, ar ne? Galbūt labiau kaip būtų, nes kumštis dar yra, gali būti ir fist. Tai čia tada būtų labiau kaip krumpliai, ar ne? Galbūt tada knuckle. My knuckles are bruised, ar ne? Nubrozinti kumščiai, ar ne? Aišku, nereikia brozinti kumščių. Jo, bet atkreipkite dėmesį, kad svarbu žinoti, atsiminti, kad netariam šitų žodžių K raidės. Turime knee, know, knew, known, knock, knife, knight, knit, knob, knot, knack ir knuckle. Okay? Tai manau jau pastebėjot, kad kai K stovi prieš N raidę, paprasčiausiai mes K raidės netariam. Okay? Tai šitą dalyką išmokyt, kad nebūtų jokių man knife arba knew arba I know. Okay? Tai tiek. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit. Pasimatom kitoje pamokoje. Iki.